Memento mori. Aš gyvenu šią taisyklę 3-4 metai ir galiu pasakyti, kad tai yra vienas geriausių sprendimų. Nes kai aš suprantu, kad mirtis ateis ir gyvenimas nėra amžinas ir gyvenimas yra pakankamai palyginus trumpas, tai aš gyvenu šią dieną. Aš žinau, kad kiti metai nėra garantuoti. Todėl aš bandau pasiekti viską kuo greičiau. Aš noriu suklysti kuo greičiau. Aš rizikuoju ir aš noriu ir gyvenu taip, kad tiesiog nugyvenčiau gerai gyvenimą, maksimaliai gerai ir suprantu, kad ką aš turiu daryti diena iš dienos, tai turiu viską daryti greitai ir matau tiesiog dauguma žmonių, kad to nesupranta, negyvena šią taisyklę ir galvoja, kad tas pasakymas aš pradėsiu, kai jausiuos pasiruošęs, yra tinkamas, nors šiai taisykliai, pagal Memento mori, čia yra nesąmonė, laukt kažko. Turi daryti gyventi, nes rytojus nėra pažadėtas, kiti metai nėra pažadėti. Ir aš šią taisyklę gyvenu ir galiu pasakyti, kad žymiai greičiau viską darau. Ir ne dėl to, kad turiu maksimaliai gerą discipliną. Taip, esu disciplinuotas, bet ta taisyklė mane spaudžia atlikti kuo daugiau per tą dieną, kad galėčiau po to pasimėgauti gyvenimu labiau taip, kaip noriu, nes gyvenimas yra palyginus trumpas. Bet aišku, kad pasimėgauti gyvenimu tu turi uždirbti pinigus internetu. Ir galiu pasakyti, kad tai nebuvo pats lengviausias dalykas. Uždirbti pinigus internetu buvo visokiausių iššūkių, sunkumų ir žinau, kaip yra sunku pasiekti tos pinigus. Tačiau, daugybę metų jau prie to dirbu, pasiekiau norimus rezultatus ir nusprendžiau taip pat pasidalinti su kitais savo žiniomis nemokamai. Tai turiu nemokamus mokymus, kaip gauti pirmą klientą ir uždirbti pinigus rašant žinutes. Tai per mano bio aprašymą gali nueiti ten ir prisijungti prie bendruomenės, kurioje yra virš 130 žmonių. Tai lauksiu tavęs ten.